Sveiki visi, tai šiandien darysim viršaus treniruotę, kieme, reikės tik jūsų kūno svorio, lygiagrečių ir skersinio. Tai treniruotė užtruks tarp 30-45 minučių, nežinau, ant kiek padusęs būsiu, nes kartu darysiu su jumis, bet turėtų iki 45 minučių užtrukti. Treniruotė bus skirta visiems lygiam, tai jei esi pažengęs arba pradedantysis, nesvarbu, nes pradžiai darysiu sudėtingiausią progresiją, tada antrą seriją darysiu vidutiniam sunkumui ir tada trečią jau darysiu grinai lengviausią. Tai gali daryti kaip ir aš, pradėti nuo sunkiausio į lengviausio, arba gali pasirinkti progresiją, kuri tinkamiausia tau ir daryti visus 3 setus, 3 priėjimus taip pat. Gerai, tai galim pradėti treniruoti. Dėl technikos, tai darykite iki techninio negalėjimo, reiškia, kad negali dar vieną tvarkingą pakartojimo padaryti, jau reikia naudoti kitas kūno dalis, kad padaryti dar vieną, arba reikia pradėti naudoti inerciją, tai nutraukia ten set. Tai patį darysiu ir aš, tai matysit. Nu va, dariau tokią progresiją, kai krūtinė išpūsta ir jei būčiau norėjęs daryti dar vieną, jau reikėtų pečius į vidų, biškį užsimetinėti, kad padaryti dar vieną, tai ten ir nutraukiu set. Ir eisim išką prie dips atspaudimų lygiagretis. Biškį sulenkiu kojas, šiek tiek kelius į priekį padedu, patogesnė pozicija man būna pečiam ir gan giliai leidžiuosi. Neskubu, bandau išlaikyti kontrolę viso pratimo metu. Gerai. 13 padariau, galėčiau skubėti, eiti greit į apačią, bet tada labai ir kokybė kristų ir tiesiog labai daug pakartojimų reikėjo daryti. Aš noriu išlikti kažkur tarp 12-15 pakartojimų, tai dėl to matot, darau labai giliai, šiek tiek net sustoju pačioj, tas sprogstama jėga grįžta į viršų. Gerai. Biškai atsigaunu ir vėl tą patį kartojam. Dabar darysiu lengvesnę pritraukimų progresiją. Tai kaip ir sakiau, pradėsiu nuo sunkiausios. Antrą setą, antrą priėjimą darysiu lengvesnę ir trečią lengviausią. Tai lengvesnė pritraukimų progresija būtų tiesiog delnais į save daryti pritraukimus. Chin-upsai, kadangi bicepsas dabar nemažai padės trauktis, tai yra lengviau kur kas. Septyni. Nedaug, bet irgi bandžiau išlaikyti krūtinį išpūstą, daryti tvarkingai. Dar nereikia tiek daug tų pakartojimų daryti. Aišku, jei jums sunku tokius išpūsta krūtinė, gali daryti ir tokius pečius šiek tiek priekį, nieko tokio. Svarbu išlaikyti tą kontrolę, nesimėtikit iš klubų ir nenaudokit inercijos. Gerai, atsispaudimų lengvesnė progresija, tai jau darysime lygiagretėse. Darysim atsispaudimus tiesiog paprastus nuo žemės. Bet irgi, kad jų nedaryčiau milijoną, aš šiek tiek pakelsiu klubus aukščiau. Taip va.
ir leisiuos tarp savo rieš ir kiekvieną pakartojimą paliesiu krūtinės žemę, kad būtų standartas kažkoks tarp pakartojimų, kad nebūtų viena leidžiasi iki čia, kita iki čia. Kiekvienas pakartojimas taip pat turėtų atrodyti. Sunku. Gerai. Lengviausia progresija pristraukimų. Pamiršau net kokią buvau sugalvojęs. Man atrodo, pristraukimai su kojomis ant žemė. Tai irgi čia reikia išmąstyti, kaip daryti. Užsidedat kažkur pėdas, kad šiek tiek perneštumėt kūno svorio ant žemės ir nereikėtų viso svorio savo laikyti. Galit už savęs kaip nors. Čia neturiu labai gal patogių sąlygų, tai užsidėsiu čia tiesiog pėdas. Gerai, biškai atsikvėpsiu. Kas gerai su tokiais supersetais, tai kad kol viena raumenų dalis dirba, kita ilsis darau krūtinę, tada nugarą. Tai kol darau krūtinę, pailsiu nugarą, kol darau nugarą, pailsiu krūtinę. Ir taip žymiai daugiau laiko gali sutaupyti, padaryti taip pat efektyvią treniruotę, bet trečdalį ar per pusę greičiau negu darydamas tą patį pratimą, padaryti vieną setą, antrą, trečią. Gerai. Biškį atsikvėpiu ir darysim lengviausią progresiją atsispaudimų. Tai man labai patinka daryti pakeltom kojom atsispaudimus. Tai pavyzdžiui, vietoj to, kad daryčiau dabar lengviausią progresiją nuo kelių, rasti tiesiog kažkokią pakilą ir nuo jos darysiu atsispaudimus. Nes taip galima lengviau ir aiškiau progresuoti, kas savaitę po biškį žeminant pakilą ir galiausiai daryti ant žemės. Nes pradėjo daryti nuo kelių ir tada šokti tiesiai nuo pėdų daryti, toks labai staigius šuolis progresijai. Tai aš labiau rekomenduoju klientam pradėti tiesiog nuo pakilos, rasti savo lygį pakilą, kad galėtume padaryti gerą formą ir tada kas savaitę žemint, kol galim daryti nuo žemės. Tai mano šito stalo gal bus kiek per lengva, tai darysim gal nuo suoliuko. Pėdas dedu truputį plačiau pečių pločio, pasuku dubenį, kad būtų lygi nugarą ir leidžiuos, kol krūtinė paliečia kampą suoliuko.
Gerai, kai mažas tas kas pertraukos, tai gali dasimušti net ant suoliuko. Aišku, stengiuosi tik tai lėtai gražiai daryti, kad nereikės daug labai pakartojimų daryti. Čia buvo, man atrodo, apie 20-18 kažkas tokio. Gerai. Padėjom 2 pirmus pratimus. Rašiau padusęs. Pats retai darau tokio tipo treniruotę, bet vis laik taip kankinu klientus, kad tiesiog per valandą daugiau spėtume padaryti. Ir net yra tyrimų, rodančių, kad taip pat efektyvu buvo raumenų auginimai daryti antagonistų supersetus, taip kaip dabar. Sportuojam, kai krūtinę nugarą kombinuojam vieną po kito. Tai pat buvo daryti kaip tos straight setus, tai reiškia, kad įprastus tos priėjimus, kai padarai pristrukimų setą, pailsi, padarai antrą pristrukimų setą, pailsi ir vėl trečią. Tai nerodė didelio skirtumo raumenų auginimą, o sutaupė trečdalio ar net 2, dabar nepamenu, treniruotės laiko. Gerai. Dabar pečiai ir horizontali trauka. Tai bus vertikalus stūmimas ir horizontali trauka. Traukos, darysim traukas, kažkur sugalvosim. Sunkiausia progresija, tai traukų darysiu, kai pėdos net ant žemės. Tada antrą padėsim jau pėdos ant žemės, trečią kažką dar sugalvosim. Bet reikia atsigal. Reikia nustinti šitą. Vasaros 1 diena, bet to šiandien tai tą progą švenčiam darydama treniruotę kieme. Ir daug žmonių, žinau, neįs į salę jau vasarą. Tai noriu duoti idėjų, ką galima tiesiog daryti parke, kad galima labai gerą treniruotę iš tikrųjų padaryti parke. Tai prisikabinu mikrofoną. Susikišu maikę, kad nekristų ir galim pradėti. Tada gal nuo horizontalaus stūmimo sunkiausia. Darysit spaudimus ant rankų. Kažkur atremsiu kojas tiesiog. Gal čia iš šitos pusės. Jau nereagu. Čia sunkiausia progresija jau pažengus. Dabar horizontali trauka. Sunkiausia progresija darysim, kai pėdos neliečia žemės. Nežinau, ar padarysiu dabar šito padusimo. Jei treniruojatės kartu, tai tikiuosi spėjat. Nes aš pats nespėju su savim pakeliat kojas ir traukitės. Ne visai pilni, bet nieko tokio. Jie gali bent datraukti, kol alkūnė bus 90 laipsnių, kartu su kūno, su juosmeniu. Tai jau gerai. Sutraukimo pratimais, jie pastebėt, darant su kabliu trauką prarandat jėgą, kuo labiau link savęs traukiat, bet nereiškia, kad būtinai reikia sustabdyti setą. Dar galite datraukti kelis kartus iki pusę amplitudės, tam ištempime labiau treniruoti. Gerai. Toliau pečiam. Antras setas. Darysim dabar jau tą vidutinę progresiją. Padėsim kažkur gal kojas
ant pakilos. Pavyzdžiui, ant čia. Gal į tą pusę. Ir bandysim daryti atspaudimus. L push-ups, vadinasi, L formos atspaudimai. Tai uždedi kojas kažkur. Stengiasi, kad klubai būtų po pečiais. Ir leidus į apačią. Gerai. Iškai per traukelę padarom, nes horizontali trauka dabar užimta, daro moteriškė. Bet noriu pasidžiaugti tuo tarpu Kauno savivaldybė miesto investuoja žiauriai gerus parkus. Šitie Omni Gym aparatai, galiu parodyti, keičiasi svertas ir galima ir pasilengvinti labai stipriai, gali ir senyvo amžiaus žmonės daryti, bet galima ir pasisunkinant sunkiausią, pakeičiant petį, rašau net kiek kilogramų naudoju. Ir tada aš pats ant sunkiausią, kai nustatau, šit padarau 10 kartų. Tikrai ir ką veikti. Ir yra ir trauka nugarai, horizontali, bicepsas ir net kojam žiauriai geras yra pendulum squatas. Kas aš labai nustebęs, kad gali kojas normaliai apkrauti viešam parke. Tai aš galvoju vasarą, vis tiek žmonės netaip nori būti salėje, vesti laukia grupinės treniruotės, tai jei norėsit, parašykit man ir kažką sugalvosim. Galvoju šitam būtent parke, nes čia yra tas kojų treniruoklis, kur labai neblogai ir kojas gali apkrauti. Čia draugystės parkas yra Kaune. Šeštadienį, sekmadienį, turbūt kokią 10 valandą ryto. Tai va, leiskit žinoti, jeigu įdomu. Gerai, atsilaisvina trauka horizontali. Tai va, darysim progresiją. Kai kojas šiek tiek aukščiau. Žmonės linksinas, gerai, sekmadienis. Darysim progresiją, kai kojas šiek tiek aukščiau. Jau ne ore kybo. Jei būtų lygiagretės normalios, būtų lengviau biškį uždėti kojas. Paprastai uždedu lygiagretėse ant pačio skersinio. Bet čia reikės kažką išmąstyti. Kažkur uždėsiu kojas, kad šiek tiek būtų sunkiau, tiksliau lengviau ir trauksius. Gerai. Einam prie pečių lengviausios progresijos, tai dabar tiesiog pakeisim pėdų pozicijas, nebus taip aukštai. Pėdas bus irgi ant žemės. Pike push-ups. Tokie trikampio atsispaudimai realiai. Padarai trikampio formą iš kūno. Pasistebi, kad perneštum biškį masės centrą į priekį ir leidas biškį priekį savo delnų.
Padarėm pečius. Liko trečias priėjimas trukų horizontalių. Biškai atsigaunam. Paklausti, ar čia galima daryti, nes dama čilina. Čia galima? Ką? Galiu vieną? Galiu vieną. Kas reiškia? Pratimą. Sportuojate? Taip. Aš sportuoju, treniruotė. Ja. Sunkiai susikalbam, bet leisi padaryti. Iškies geras vandens. Atsargiai. I don't drink water. No, it's good. It's good. I just wanna do the exercise on the machine. On this? Yeah. Okay. Užsieniečių čia yra. Iškai sunkiai susikalbam. Ačiū. Bet susikalbėjom. Gerai. Lengviausia horizontalių traukų progresija. Tai kaip pėdas tiesiog padės ant žemės, kaip ir dariau apšilimui. Gal šiek tiek aukščiau pėdas padė. Taip gal per lengva. Biškį bandau išstumt klubus dar į priekį, kad būtų labiau horizontali trauka. Gerai. Jo. Gerai. Biškį pakvėpuojam ir darysim tricepsą ir pilvo presą. Tai bus beveik visa viršaus treniruotė. Gal nebus tiesiogiai bicepsą, bet darėm pritraukimus delnais į save. Tricepsas dirbo. Bicepsas dirbo. Bet tiesiog, kad būtų trumpesnė treniruotė. Neapimsim visko. Ir tricepsas šiaip sudaro 2/3 rankos. Visi mato tik bicepsą dažniausiai, bet tricepsas žymiai didesnis yra už bicepsą. Tai dėl to padarysim šiandien tricepsą. Bet jei jums patinka, galite tricepso pratimą pakeisti bicepsą, nieko tokio. Tiesiog parke, tiesiog į bicepsą kažkaip padaryti, biškai komplikuota. O tricepsai sunkiausia progresija bus, sunkiausia progresija bus, nežinau net kaip vadinasi, bet kai už savęs leidžiamės, laikydami rankas priekį. Čia gal kiek per lengva, einam nuo suoliuko padarom. Ir riešus dar palieku ant pačio suoliuko, kad būtų stabiliau, nes jei taip laikyčiau, daug energijos prarasčiau būtent per riešus, nes ten būtų gan nestabilu. Gerai. Pilvo presui. Labai geras pratimas ir tiesiog leg raises. Kabant. Tai sunkiausia progresija būtų pėdas traukti iki pat viršaus. Ir dirbs ir raumenys, kurie lenkia klubus. Pečių mobilumas geresnis, reikės kabėti. Šiek tiek stiprės gripas toks. Daug pliusų šitam pratime. Reikia atsigauti biškį.
Pakimbam. Keliam ir lėtai leidžiam. Ir pėdas biškį palieku prieki savęs, nes jeigu nuleidžiu čia, tai pradedu labai masikuotis. Kad išlaikyta kontrolė. Pėdas biškį prieki manęs. Ir keliai gali biškį sulenkti. Gerai. Tricepso. Lengvesnė variacija. Padarysim. Triceps atspaudimus. Kai leidžiamės, bet ne kai atspaudime, ne rankos tarp krūtinės, bet pastatom delnus labiau prieki savęs ir leidžiamės, riešas leidžias ant peties sąnario, kad būtų kuo daugiau alkūnės lenkimo, nes būtent tricepsas tiesia, tai norim kuo daugiau sulenkti ir tada ištiesti. Taip padarau tokį biškį, kaip ir trikampę formą su delnais. Ir leisios ne taip, ne ant krūtinės, bet leisios labiau ant gerklės. Matot, kiek susilenkia. Alkūnė. Dar vieną pabūną. Nelabai. Matot, minau iki negalėjimo, bet tiesiog sustoju ir man pabaig pakartojimą vietą to, kad pradėti kažkaip manipuliuoti ir keisti kūno poziciją, kad palengvinti savo pratimą. Tai tiesiog sustoji, jei jau nejudi, kelias sekundės, nutrauki setą ir judam toliau. Presui lengvesnė progresija būtų kelt jau ne pėdas ištiestas, o sulenktas kojas, kad šiek tiek sumažinti petį. Dar kelias sekundės atsikvėpiu. Sumažinti svertą petį, nežinau, kaip vadina žmonės, bet čia sunkiau, kuo arčiau kūno, tuo lengviau. Dar darysim. Ir stengiuosi ne tiesiog lenkti kojas link pilvo, bet dubenį užriesti į viršų. Nes presas čia kabinasi ir čia kažkur, plius minus. Tai jeigu tiesiog lenksit klubą taip, tai treniruosit labiau klubo lenkėjus. O norit presą treniruoti? Jei norit presą treniruoti, tai reikia užriesti dubenį, kad tuos du taškus suartinti vieną šalia kito ir to ištempti. Pilvo presas lenkia stuburą. Tai netoks judesys, bet šiek tiek užkelia dubenį, tada tikrai pajausi tą pilvo presą. Gerai. Tricepsų lengviausia progresija trečia. Darysim tricep dips. Kaip atsispaudimai, bet lygiagrečių pavidalio, bet grinai tricepsui. Tai irgi gal ant soliuko pabaigsim viską. Pradėjom su tricepsu ant soliuko ir viską pabaigsim. Pėdas prieki savęs, aš biškį surenk kelius ir leidžiatės į apačią, biškį išlaikyti išpūstą krūtinę, nesukrent per pečius ir leidžiatės į apačią šiek tiek į vidų, nes būna žmonės labai čia, leidžiasi tada pečiai į priekį,
tokia biški pozicija praranda. Tai leidžiasi į apačią. Ir nugarą gan lygią bandau išlaikyti. Aišku, kažkiek pačiai susikuprinu. Reikia prisėsti jau. Gerai. Paskutinė lengviausia variacija. Pilo presai, 3 setas ir paskutinis jau. Tikiuosi pavyko kartu su manim čia viską padaryti. Gal ne taip greitai, nieko tokio. Gal greičiau, savo ritmu. Mano ištvermė gan prasta. Man šiek tiek reikia atsikvėti tarp setų, kad aš padusęs. Lengviausia variacija. Padarysim ant žemės. Išsitiesit ir tada susilenksit. Iki. Kai dar pasunkit, galite padidinti svertą, ištiesdami rankas už savęs. Nu jau viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot, gražios vasaros visiems ir šeštadienį, sekmadienį, 10 val. Bandysim rinktis draugijos parke. Jei domina, parašykit man Instagram'e ir galėsim vesti tokias grupinės treniruotės, išmokti pagrindinių pratimų ir gal šiek tiek sudėtingesnių, būtent savo kūno svorių. Ačiū, kad žiūrėjot ir sėkmės. Valgykit baltymus, įdėkit.